Visi, su jumis aš Boss TV ir šiandien parodysiu, kaip tiesiog padaryti tokį dalyką, kad parsiųsti, net nepadaryti, šiandien parodysiu, kaip parsiųsti OBS programą, kaip su ją naudotis ir parodysiu apskritai, kaip ir ką padaro. Tai pradėkime. Visų pirma parodysiu, kur ją galima parsiųsti. Tai bet kokią naršymo naršyklę interneto. Palaukti, kol jį pasijungia. Čia man siūlo atkurti, bet man nereikia. Taip. Įeinate į Google. Jeigu pas jūs nėra Google, bet svarbiausia nueiti į Google. Ir raštė OBS. Bet visi link bus description. Ir vat yra Open Broadcaster Software Index. Spaudžiate download. Ir čia išmeta tokį langą. Čia pažymite šitą. Ir spaudžiate download, kaip visi spaustų. Tai jeigu pas jūs yra operacinė sistema, tai ir nenorite kitų pasišalinių failiukų, o operacinė sistema yra 32 bitų, tai spaudžiate download. Bet jeigu jums netrukdo ir vienas kitas failiukas, tai spaudžiate binaris. Čia atsiveriate, spaudžiate save. Ir jums parsiūs čia tokį failiuką. Jį atsidarysite, pasimsite, kiek bitų pas jūsų operacinė sistema yra, šitą ir išsikelsite deskopą. Aš čia kaip parodymą įsikėliau abu. Parodysiu, kad jiem nieko nesikėliau, pamatėte. Čia nieko nereikia instaliuoti netgi. Viskas yra. Paspaudžiate OBS, jeigu pasisirim 2 bitų. Jeigu 104, tai čia viskas tas pats, paspaudžiate OBS. Jums išmeta šitokį langą, bet pas jūs iš tų nieko nebus. Tai bus sena. Tai čia paspausite pridėti. Jeigu filmuosite ekraną, kaip aš dabar filmuoju, tai spausite monitorius fiksavimas. Jeigu norėsite žaidimą filmuoti, spausite žaidimo filmavimas. Ir net nereikia jums čia, kaip yra bandykiam, kad nusistatai ten, kad nors ir būtinai turi pasijungti, ten persidaryti ekrano raišką, viską. Čia viską pasidaro, čia tiesiog filmuoja HD formatu ir nieko nereikia keisti. Tarkim, į vieną šoną, į kitą, į vieną, į kitą. Viskas čia sklandžiai vyksta. Dabar pradėkime. Ir galite, pavyzdžiui, pridėti sceną. Pridėti sceną, čia taip paspaudžiate, tai būna. Bet man nereikalinga, man reikalinga tokia scena. Spaudite pridėti ir tekstą galite. Pridėkim tada. Kaip būna bandykiam. obs.com Ariel obs.com obs. Ir jums yra kampe OBS. Čia viskas yra. Čia yra šitas. Bet man šito nereikia. Tai aš jį arba galite atstatyti dydį, viską čia. Čia galite vietą, pakelti į viršų. Šis pakeltas, tai palauk, parodžiu. Prie dešinio kampo. Čia viskas yra. Bet man šito nereikia, tai aš paspaudžiu pašalinti. Štai dabar einame į nustatymus. Jeigu jūs mėgstate, čia nustatysite, lietuvių kalba, čia viskas. Čia kodavimas, visas čia. Transliavimo parametrai. Galite tiesioginį transliavimą, tai jeigu, tarkim, jūs streaminat, tai YouTube, galite viską čia žinosite jau patys, aš nestreaminu, aš nežinau.
Pas mane aš padariau tik rašyti failą, vis pasidariau, čia nustatė, su kokiu pradėti, su kokiu pabaigti. Čia vaizdas, mat, ne, čia neįsaugusi. Va čia viskas toksai pats greičiausias monitorius, čia galite pasirinkti monitorių, čia nesvarbu, čia patys žinosite, aš nieko nedarau. Čia va darbalūkio garsas įrenginys, mikrofono pagrindinio prietaisas, papildomi čia va. Viskas, nu čia vien žodžiu, jūs žinosite, kas neštysite, tai žinosite. Na, tai su jumis bus tas Minecraft ir šiandienos aš parodžiau, ką padaryti, kaip parsiųsti tą gerą programą. Ai, be to, norėjau aš jums parodyti, kiek užima, tarkim, vat, yra toksai, vat. Na, čia 4 minučių užima 8, video, jaučiasi renderintas visko. Užima kiek? 846 megabaitus. O dabar parodysiu, kiek užima šios OBS programos vienas video. Čia, na, nėra. Bet galiu pasakyti, buvo 29 minučių video ilgumo, ne, beveik 40 minučių ilgumo video ir jūs užėmė tik tai 300 ar 400 megabaitų. 352 liktai megabaitų. Tai čia tikrai nėra daug palyginus. Ir viskas gerai. Na ką, aš baigiau šiandienos video. Sudie.